Mitas, kurį norėčiau paneigti, tai kad tik tai vyrai gali atlikti inžinerinį darbą, nes iš tiesų labai daug merginų sutinku savo studijų programoje ir tai mane labai džiugina, nes merginos kartais gali pažvelgti į problemas iš visai kitos perspektyvos. O čia nenuskambėjo seksistiškai? Pagrindinis studijų išskirtinumas, kadangi studijų programa yra pakankamai trumpa, metai su pusė, tai informaciją studijų metu gauname labai koncentruotą. Tikriausiai įdomiausias dalykas yra tas, kad dėstytojai iš tiesų labai daug pasakoja ir daug kalba apie visas naujausias technologijas ir skaitmenizacijos galimybės. Taip, mes turime teorijos paskaitų, bet visą tai pereiname ir praktikos metu. Pavyzdžiui, atliekame laboratorinius darbus, pasiemame savo įmonės duomenis ir galvojame, kaip optimizuoti visą informaciją, kaip sukurti procesus, kurie būtų efektyvesni. Studijų programos procese naudą gauna ne tik studentas ir ne tik įmonės, tačiau ir žmonės gauna produktus, kurie yra pigesni ir kokybiškesni. Gamybos inžineriją turėtų pasirinkti studentas, kuris nuolat ieško sprendimų, kaip pagerinti esamą situaciją, nori tobulinti visą sistemą, nebijo iššūkių ir tiesiog siekia geriausio varianto ir nuolatos tobulėja. Universitetas labai daug investuoja į savo studentus ir nuolatos siekia pagerinti jų studijų kokybę. Ne tik studijų procesuose, ne tik papildomomis veiklomis, bet ir nuolatiniu skatinimu. Aš kaip studentė jaučiau, kad visą laiką turėjau galimybę tobulėti ir visą laiką, kai tik ieškojau kažkokio sprendimo, visą laiką rasdavau žmonės, kurie man gali padėti ir pagelbėti eiti savo kryptimi.